Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasas Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas. Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu. Sveiki! Čia Susispėtimai. Mano vardas Saulius Jovaišas ir mes kalbamės apie nepaprastai paprastus dalykus. Ir tie mes, tai yra kaip ir buvo šaukinyje ir anonse, tai yra filosofas Rasas Maksalis ir psichologas Viktoras Keturakis. Sveiki. Mane visą gyvenimą kankino klausimas, Rasiau, o kirčiavimas turi būti filosofas ar filosofas? Filosofas. Filosofas. Tai vis dėlto filosofas, tai vis dėlto filosofas. Tai reiškia, vis dėlto sąsaja su sofa yra tiesioginė. Pagal kirtį, taip išeina. Taip. Okay. Jo, tai gerai. Šiandien mes turime pokalbį tema nesusitikimai. Ir nesusitikimai kaip vienas žodis ir vienas fenomenas, vienas reiškinys. Ir tema visą laiką būna taip, kad kiekvienos mūsų pokalbio temą pasiūlo vienas iš dalyvių. Ir dažniausiai tai būna arba Rasas Maksalis, arba Viktoras Keturakis. Ir po to jie patys dėl to kenčia, nes jiems reikia tą temą pateisinti ir bent jau į ją įvesti. Ir aš turbūt tik tai pradėjus mūsų pokalbį prieš pat įrašą kažkaip labai emociškai įsijaučiau į patį terminą, į patį reiškinį nesusitikimų. Ir man kažkaip pasidarė, taip įdomu pasidarė. Aš labai tikiuosi, kad jums irgi bus. Viktorai, tai buvo tavo mintis. Ką tu pasakysi apie nesusitikimus pradžiai? Sveiki, ačiū už pristatymą. Ir aš taip galvoju, mano motyvas pasiūlymo buvo dvejopas. Vienas tai yra, kad mes vis ilgai nesusirinkom, mūsų komanda nesusitikimai, tai aš ją priėmiau tiesiogiai, vis nesusitinkam, nesileidžiant į gelmes. Ir antras dalykas, kad mano darbas yra dažnai apie žmonės, kurie jau jaučiasi arba ir yra nesusitinkantis. Ar tai būtų poros santykiai, ar ateina po vieną žmonės, ar tai net yra kolektyvai organizacijų. Tai dažnai darbas yra, kuriame dalyvauja nesusitikimo tema. Tai galbūt tai nėra taip pavadinama, bet žmonės nesusitinka, nesusišneka. Ir kai aš turiu omeny, sakydamas nesusitinka, tai mes tryse nesusitinkam, fiziškai, reiškia, ir online. O kitu atveju jie galbūt būna kartu, dirba kartu, gyvena kartu, būna, bet yra jausmas, kad nesusitinka. Ir čia yra jau, vieta nerti į pačią temą. Ką reiškia susitikti ir nesusitikti. Ir čia man tai irgi labai įdomu ateiti iš visų pusių ir aš lauksiu ir tikrai platesnio požiūrio, bet mano atveju tai yra dažnai toksai momentas susijęs su žodžiu, kad tam, kad susitikti, reikia ateiti. Yra toksai angliškas žodis presence, lietuviškai mes jį sakom dalyvaujantis buvimas, tai reiškia neužtenka atnešti savo kūno. Dažnai manoma, kad jeigu liepsi vaikam eiti į mokyklas, jis atėjo į mokyklą, tai jis jau atėjo į mokyklą, jis jau viską mokysis. Bet vaikas gali ateiti, o jo dėmesys kosmose. Ir todėl mes labai baramės, kodėl jo dėmesys kosmose, kodėl jisai toksai. O jisai toks yra, žmogus turi protą, turi galvą, mes tai yra didelis pasiekimas ir mes galim kūnų būti vienoje vietoje, o mintyse ir jausmų būti kitose. Ir tą aš turiu omeny susitikti, tai tam reikia ateiti. Ir ateiti tai ne tik atnešti savo kūną, bet ir savo sielą. Arba ten sakytum savo psichiką, savo emociją, savo dėmesį, savo dalykus, kurie atneši. Ir jeigu jų neatneši, o neatnešimas gali būti labai įvairus. Jisai gali būti, kad mane kažkas kitur mane laiko traukia. Gali būti, kad aš pavargęs. Dabar yra begalis įvairių priežasčių, kodėl žmonės neatneša arba neateina į tą susitikimą, kuris neįvyksta, nesusitikimas. Bet galų gale mes gyvenam tokiais laikais, kai mūsų dėl dėmesio kovoja jau, gudrius įrenginiai ir, priemonės, kur pavagia tą dėmesį iš mūsų čia pat vietoj. Kaip aš klausiau, nelabai sutikčiau, bet ten buvo įdomi Sineko mintis, kad jeigu žmogus ateina ir atsineša mobilų telefoną ir pasideda, tai reiškia, jisai transliuoja, kad tu esi gal mažiau arba vienodai svarbus negu šitas aparatas. Čia tokia buvo, aš galvoju, gal ir ne, bet konkurentą dėmesiui pasideda. Tai ką aš noriu pasakyti, kad mūsų dėmesys, ypač šiais laikais, jis yra labai šokinėjantis, reiškia, mes tai esam čia, tai nesam čia. Esam čia, tai nesam čia. Ir tada, kai jau neįvyksta atvykimas,
tai sąlygų susitikti yra labai mažai. Ir kai aš sakau, kad sąlygų, tai reiškia nėra dėmesio. Ir net jeigu būtų dėmesys, tai nėra garantijų susitikimo. Bet jeigu nėra dėmesio, tai yra garantija nesusitikimo. Tai kitais žodžiais tariant, tam, kad įvyktų susitikimas, gerai, kad žmogus fiziškai būtų, online mes galim kažkaip, bet vis tiek turi būti prie įrenginių, prie aparato. Tada turi būti dėmesys ir tada ateina kitas dalykas yra parengtis. Aš tai panaudosiu tokį bendrinį žodį, tai yra pasirengimas, kaip susitikti su kitu žmogum. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai bus tam tikras energijos pareikalaujantis veiksmas. Tai gali būti konfliktas, tai gali būti malonišneka, bet šitas susitikimas jis pareikalaus iš manęs energijos, emocijos energijos. Aš turėsiu klausyti, dėmesį, įsijausti, mane transliuoti. Tai irgi yra, negali sakyti darbas, bet yra veiksmas, aktyvumas, kuris irgi pareikalauja. Ir paaiškėja, kad čia irgi daugelį žmonių tai yra kliūtis. Jiem gaila energijos, arba jie jos nebeturi, arba ne ten nukreipia. Tai čia yra bent keli barjerai fizinio dalyvavimo, dėmesio dalyvavimo ir tokio energijos įsitraukimo, kaip skyrimo, kurie kliudo. O šita tema yra užkrauta, dažnai tokia daugeliu žmonių yra svarbi, nes dabar nesusitikti, kai mes esam suaugę, tai ką padarysi. Bet kai esam vaikai, tai mums susitikimas yra gyvybiškai svarbus. Ir tiesioginė to žodžio prasme. Nes jeigu jeigu vaikas ateina pas mamą ir tėtį, ar ten pas artimą, tai jis padarys viską, o jis gali padaryti viską, kad bandytų susitikti. Ir tėvai ten jau tada įvairiais būdais ten sutinka su vaikus ar ne, bet tada vaikui nesusitikimas yra patiriamas daug giliau kaip savotiška, gal mirtis per stipri dalis, bet toks tuštumos, bejėgiškumo, pykčio, tai yra stiprus išgyvenimai, kad jisai neatsigėrė vandens. Ir kai aš sakau vandens, tai emocinio vandens. Tai yra šita dalis, jam reikalingas nuolat kitas žmogus, kuris paliudytų vaiko egzistavimą. Kitais žodžiais tariant, jeigu mes vaikas, ir mes taip pat suaugę, bet vaikas negavo atspindžio iš tėvų, kad jį mato arba ją mato, ir ypatingai mato ją tokią nepatogią, verkiančią, pykstančią ar pykstantį ir taip toliau, tada tas vaikas, kaip sakyti, jis negauna atspindžio ir ta dalis apmiršta. Tai tas nesusitikimas baigėsi tam tikra ilga tyla, kaip žmogus išnyksta. Aš įsibėgėjau daug šnekėti, aš taip daug informacijos supilu, bet aš noriu pasakyti, kad nesusitikimas taip pat turi savo kainą. Yra savo priežastis, aš kelias pavardinau, ir turi savo kainą, tai yra, kad susidūrę su nesusitikimu, prasilenkę su žmogum, mes kažkuria prasme, kažkuria viena dalimi, maža arba didelė, nustojame egzistuoti. Ir tai yra stipru. Aš taip ir sakau, mes nustojame egzistuoti, nes nėra žmogaus, kuris paliudytų tą egzistavimą. Kaip yra ta diskusija, jeigu medis nukrenta miške ir nieks jo negirdėjo, ar jis iš vis nukrito. Čia toks pasakymas. Tai psichologiniam lygyje, jeigu aš pasidalinau ir niekas negirdėjo, tai ar tikrai man tas buvo? Ar aš iš tiesų liūdžiu, ar iš tiesų pykau, gal čia aš išsigalvojau. Ir realiai žmonės taip ir jaučiasi iki tiek, kad jie išsigąsta, kad jie kliedi. Jie išsigąsta, kad tas jausmas, kuris buvo tikras prieš kažkiek laiko, bet nieks nepaliudija, tai jie galvoja, aš čia gal išsigalvoju, kas yra siaubo jausmas, kritiškam žmogui. Aš čia taip įsibėgėjau, bet noriu pasakyti, kad ir suaugusiam, ir vaikui tai yra labai svarbi funkcija susitikimo, ir tada nesusitikimas, jis vienokiu ir kitokiu būdu jis frustruoja šitą dalį. Ir manau, kad tai yra duotybė, tai yra neišvengiamai, kad mes tiesiog nesusitinkam. To viena vertus labai reikia, kita vertus tas neatsitinka. Dažnai. Man kilo milijonas klausimų ir to, kad tu sakymą, taip norisi pasigilinti į gilumą psichologinę prasme, bet nemažiau įdomu yra, rasiau, filosofinių požiūrių nesusitikimas ir kaip tu papildytum Viktoro pasaulio modelį, kuris ką tik pasakojo, savo matymu. Labai daug tame pasakėme, ką Viktoras išskleidė. Sakau, galima čia į vieną į kitą pusę nerti, bet man taip kilo klausimas visų pirma to pagrindo susitikimui. Tai yra kažkoks bendrumas.
matyt, reiškia, buvimas kartu ar kažkokia tai bendra plotmė, kurią galima būtų išversti tada jau filosofiškai, tai reiškia kažkokią tai vietą, reiškia, kaip kelis kartus ir Viktorai minėjai čia, reiškia, tu esi čia, ar ateini į čia, nu, tokia va simbolinė vieta kažkokia. Paskui man kažkaip labai, va, tai yra tas dalykas, va, kas yra labai gerai, nes aš apie tai, tiesą sakant, nebuvau pagalvojęs, bet iš to, ką Viktoras kalba, matosi, kad tas bendrumas yra labai svarbu ir tai yra emocinis bendrumas. Tai va, emocija yra tai, kuo galima dalintis, nes filosofams šitoje vietoje yra tokia rimta problema, kurią mes dažnai kitose srityse prašokom. Tai yra, jeigu padedam į šoną tą, reiškia, emocinį bendrumą, nes mes galim turėti bendrą emociją, bet tas yra labai svarbu. Nes šiaip filosofiškai žiūrint į asmenį kaip tam tikrą atomą, labai sunku nutiesti tą tiltą, reiškia, į kitą žmogų. Kas tas kitas? Kitas yra didelė problema filosofijai. Kaip ir aš, reiškia, mano kažkokia substancija, taip toliau, tai yra didelė problema, bet dar didesnė problema yra kitas. Tai psichologo žodis čia labai padeda, nes mes labai gerai suprantam, kas yra emocinis bendrumas. Mes galim turėti prieštaraujančias emocijas. Emocija tai yra tam tikra erdvė, ta vieta, kurioje vyksta tam tikri santykiai. Tai va čia, man atrodo, labai vertinga vieta šitą galima būtų pavystyti, nes jinai labai duoda daug peno ir filosofiniam pasvarstymai. Bet grįžtant prie to filosofinio žvilgsnio, tai čia alternatyvos yra labai tokios radikalios, nes mes galime kalbėti apie kitą kaip, reiškia, kitą tu. Buberio filosofija yra kitas, tai yra tu. Tai yra tas, kurio tu negali nieko redukuoti, jis praktiškai apibrėžia patį santykį. Jis tau yra esminis kaip asmeninį, kada tu gali kreiptis ir sulaukti iš kito žmogaus asmeninio ryšio. Arba kita alternatyva, tai yra Sartro požiūris į kitą kaip pragarą. Pragaras tai kiti. Reiškia, visiškai kitas požiūris. Ir vien tai, kad tos pozicijos taip radikaliai išsiskiria, rodo, kad filosofai čia yra tikrai pasimetę, jie nežino, kas tai yra ir žodžiu, kiekvienas kurs atskiras konstruos savo tą tiltą, reiškia, į kitą asmenį. Bet paskui dar klausydamas, pirma tokia tema filosofinė, tai būtent tas bendrumas, kaip sakiau, kuris šiuo atveju labai gražiai tą emocinį bendrumą išpildo. Bet kita mintis, kuri visą laiką man knibždėjo, kol klausiau Viktoro, yra tai, kad mes su savim, pavyzdžiui, susitinkam ar ne, nes mes, galimgi nesusitikti ir visiškai nebūdami nukreipti jokį kitą asmenį. Mes galim kažkur tai būti, tas dėmesys, kurį taip labai greitai šiais laikais pasigrėšia, pasisavina iš mūsų, jisai atitraukia nuo mūsų pačių, nes tas buvimas, kaip mes save suvokiame, jis irgi yra toks labai daugiasluoksnis iš tikrųjų. Ir tada kyla klausimas, ar tu gali tikėtis iš žmogaus, kad jis susitiktų su kitu žmogumi, jeigu jisai su savim niekaip nesusitinka. Bet kita vertus galbūt tai yra ir kelias, galbūt tada tas kitas yra tampa keliu į tave patį, galbūt ta situacija irgi apsiverčia tokiu būdu. Tai vėlgi filosofija čia yra skirtingi požiūriai. Koks nors Hėgelis pasakys, kad bendrumas yra pirmas tavo savimonėje. Reiškia, tu pirmiausia pradedi kalbėti ir tada tai atsigrėžia ir suformuoja tavo savimonę. Nėra taip, kad mes pirmiausia susiformuojam kaip atskiri pasaulio, paskui išeinam į kitą. Nors gali taip atrodyti irgi. Žodžiu, man čia tas dinamizmas yra labai labai įdomus, bet nėra jokių filosofinių receptų. Čia yra tiesiog paletė labai plati ir man atrodo, galbūt netgi neverta bandyti kažkaip tai, sakykime, analitiškai šitą, reiškia, dedukcijos būdu bandyti čia sukonstruoti kažkokią tai filosofinę modelio. Čia ko gero išeitis ir būtų ieškoti tą, aiškiai, per tą emocinį bendrumą, išeiti tą psichologinį lygmenį, jis yra, man atrodo, gerokai aiškesnis. Pabaigai dar pasakysiu, man priminė tokia frazė iš tos medžiagos, su kuria aš daugiausiai dirbu, bet čia jau kalbant apie religinį kontekstą. Ten yra toks pasakymas, kad, reiškia, tas, reiškia, tikrovės šaltinis, vienis ar Dievas, jis yra visada present. Jis visada yra susitikęs su manim, bet aš su juo nesu susitikęs. Aš nuo jo esu nutolęs, nors jisai yra visada šalia, visada arti. Tai yra šita tokia intuicija, jinai ant ribos yra filosofijos ir kažkokios religinio potyrio tikriausiai. Jinai galbūt parodo tą galimybę, kad jeigu taip yra, tai tu tada nesunkiai gali kažkaip tai susitikti, ne? Nes tas kitas jau yra atėjęs. Tik tai tau reikia kažkaip tai rasti tą
tą kelią. Nors ko gero tai yra pats sunkiausias uždavinys. Ne? Tai va, aš kiek padrikokai, bet žodžiu, impresijos tokios. Man buvo labai įdomu klausyti. Jo. Jeigu kitas yra ne žmogus, o kažkas kita, tai taip, jis jau yra pasiruošęs ir esu prezident, bet jeigu tas kitas yra žmogus, tada visai nebūtinai jis yra prezident. Net jeigu tu prezident. Nebūtinai. Ja, ir čia daug problemų šitoje vietoje. Čia aš galiu Taip, trumpai, galiu daryti tokią prielaidą, kad jeigu aš galvosiu, kad jis nėra prezidentas, aš irgi neteisiu. Reikia daryti tokią prielaidą. Tai va ta prielaida yra pirmas kažkoks žingsnis tam susitikimui, gal, nežinau. Ok, čia įdomi mintis. Žinai, kai tu šnekėjai ir galvoji apie filosofiją, man visą laiką galvoje sukasi kažkodėl, tai čia vienas iš paskutinesnių Oskaro Koršunovo spektaklių, Kantas, kur būtent, man labai viena iš idėjų, kurios man liko po to spektaklio, aš neįsivaizduoju, ar apie tai buvo spektaklis, bet tiesiog man tokia idėja kilo. Tai buvo tai, kad filosofijoje tie visi kiti tai yra priemonė, labai ryškiai priemonė. Ir va čia mūsų įdomus Viktoro požiūris psichologinis į kitą kaip priemonė, nes susitikimas įmanomas, kai yra kitas, bet kitas yra priemonė atsitikti susitikimui, kurio paskirtis yra kažką teikti, atrasti. Sokrato dialogai kaip būdas kalbėti tiesą, tam tikrą, atrasti tiesą. Tie kiti, nežinau, reiškia Kanto atveju, ar ten kitų, reiškia kitų veikėjų, arba to paties Sarto atveju, kai kiti yra pragaras, tai, kaip tam tikras atskirimas. Vat yra kiti, jie reikalingi tam, kad aš būčiau su savo idėja, su savo mintim, su savo požiūriu, galimybę jį tą požiūrį išreikšti, kaip priemonė, instrumentas. Susitikimas kaip instrumentas, kurio įrankis, irgi instrumentas, yra kiti. Nežinau, Viktorai, kokių, man tokia kažkokia makalinė galvoje atsirado po jūsų šito pasakojimo. Čia aš ir iš šitą norėsiu, aš noriu pirmiausia atsiliepti, kad didelė dalis porų va taip ateina ir turi vargo, ir aš pakomentuosiu daugiau, nes jeigu kitas man nėra present, nes priemonė, reiškia, jis nėra kaip žmogus, jis nėra kaip subjektas, jis yra priemonė. Įrankis, taip. Įrankis, net ir gerasis įrankis ar nieko pikto, bet metodologiškai yra įrankis, o tai, ką tu pacitavai iš to spektaklio, tai mūsų labai taip edukuoja. Visa mokslinė paradigma ir visa vadybinė laikysena yra, kad problemas reikia valdyti. Ne gyventi, o valdyti. Nes kitas požiūris, kad problemas reikia gyventi, o ne valdyti. Bet didžioji dalis mokslinio to, kad tu turi suvaldyti, tada turi skaidyti, analizuoti, suprasti priežastinius reikšnius ir suvaldyti. Santykius tame tarpe irgi, savo būsenas irgi. Tada kas atsitinka, kad nesiseka valdyti. Problema yra ta, kad tu gali, vienas būdas tik valdyti, nužudyti. Nėra kito būdo suvaldyti. Tu gali tiesiog išjungti. Bet šito irgi nenori. Suprantate? Ir tada žmogus yra prakeikime ir ateina pas psichologas su priemonėm, kad aš jau duosiu kažkokį gerą įrankį valdyti. Ir tada yra mind-blowing, kad vaikeli, ne įrankį aš tau duosiu. Tavo įrankių dėžę teks išmesti į šiukšlių dėžę. Ir sakau, ne. Nes jeigu išmesi įrankių dėžę, tai kaip aš gyvensiu? Nes aš gyvenau visą laiką valdydamas klausimus ir tai, kas sakai, išmesti dėžę. Sakau, gali išmesti santykius, gali išsiskirti. Jo choice. Bet nėra. Nėra, nes pagal apibrėžimą konfliktas ir užauga iš to, kad kai bandai valdyti kitą žmogų, jisai priešinasi. Bet jisai priešinasi ne dėl turinio, ką tu jam liepi ar neliepi ar nori, kad darytum, bet dėl metodologijos. Jis nenori būti valdomas, intuityviai nenori. Kai jau eini ir išsiaiškini. Ir tada žmogus sako, tai gal aš nepakankamai gražiai tą pateikiau, tai kitais žodžiais tariant, nepakankamai gražiai sumanipuliavau ir paslėpiau savo tikrasias intencijas, tave suvaldyti, kad tu nepajaustų. Ir sakau, nepais. Žinai, ir kai kurie supranta, o kai kurie po metų kitų sako, aš eisiu kitų ieškoti priemonių, kuris suvaldyti. Sėkmės. Tai čia yra, mano manymu, žinai, apie valdymo dalis. Jeigu atsiliepti apie bendrumą ir apie kitą, tai, ką Rasiau tu šnekėjai, ir apie tą presence, tą buvimą, dieviško kažkokio presence, čia labai svarbi dalis, nes jeigu pažiūrėti į vaiko raidą, tai jis negimsta kaip atskiras. Jis pirmiausiai yra susiliejęs su mama tiesioginė prasme.
Paskui jisai gimsta fiziškai, jis atsiskiria. Bet dažnai fiziškai jis vis tiek susijęs. Jisai girdi tą patį širdies dūžį, reiškia, yra bendrumo labai daug. O atskirumo jo kaupėsi po truputį. Bendrumas pirminis yra. Taip. Ir čia yra, čia, man atrodo, būtų labai įdomi ir filosofų, ir psichologų paieška, kas pirminis, nes net ir mūsų ten paradigmoje, ten vieni kalba apie susiliejimą, nes mūsų techninis terminas yra susiliejimas. Kitais žodžiais tariant, kai tu nebeišskiri savęs nuo kito. Ir susiliejimas, jisai turi gerų dalykų, nes tu gali pajusti tokį palaimą, kažkokį palengvėjimą, kad tau nereikia savęs laikyti ir rūpinti savo atskirumo, tu tiesiog gali atsiduoti ir susilieti ir tas yra čia tame nėra blogai. Bėda atsiranda, kai žmogus tas tampa nebekontekstualu, nebegal laikas, susiliejęs ir ten, kur nereikėtų arba tau nepadeda. Arba bandai sulieti kitą ir tada irgi prasideda kova. Žinai, ten visi karai, jeigu pasiklausysi, reiškia, ten retorikos iš Rusijos einančios į Ukrainą, tai čia mes viena tauta. Ta pati naratyvas. Mes čia visi vienaip galvojam. Ir tada tas, aišku, kad sukelia pasišlikštėjimą ir atmetimą ir priešiškumą kitų, kokia čia viena tauta. Ir ten jau į kitką aš nesileisiu. Tai yra mes, šeima irgi esam viena, mes turim elgtis vienaip. Ir staiga kažkuris vienas pabunda ir sako, ne, aš nemėgstu bandelių su cinamonu. Tai tu visą gyvenimą mėgai, aš nemėgstu bandelių su cinamonu. Aš atsimenu labai tokį ryškų, čia toks labai asmeninis pavyzdys. Ir aš neturiu piktumo, man dabar jisai saldus, kai mama yra mirus, bet tuo metu aš taip kažkada juokiausi, kažkada iš vis nepastebėdavau. Jis kai paruošdavo valgyti, jis atsisėsdavo, o jinai ruošdavo valgyti, jis buvo namų, kaip šeimininkė, jis atsisėsdavo, paragaudavo sriubą, suprasdavo, kad sūru, ar mažai druskos, nes mes sūriau valgydavom. Ir įdėdavo man į lėkštę druskos, tėčiui į lėkštę druskos ir savo į lėkštę druskos. Bet į močiutės savo mamos druskos nedėdavo. Nes tą matyt kažkada pasakė. Ir čia, žinai, mamos meilė. Dabar aš sakau, ir dabar tą atsim. Bet čia yra irgi susiliejimo. Jeigu man trūksta, tai ir jums reikėtų. Bet čia šitose detalėse, kaip aš pasakoju, ir tokių pavyzdžių yra gali daug. Čia yra bendrystė. Dabar jame yra tas bendrumas, žinai, kad mes patiriam bendrumą. Ir kai tu, Rasiau, sakei apie bendrumą, jis yra skirtingas dalykas. Patirti vieni, arba mes galim patirti atskirumą, bet mes patirti bendrumą per skirtingumą. Čia yra sudėtingiau. Kitais žodžiais tariant, jeigu tu esi vienoje emociniai būsenoj, tau liūdna, pikta, sunku arba dar kažkas, aš esu kitoj, man nėra liūdna, bet aš matau tavo liūdėsi ir man, gaila, kad tau liūdna, arba gaila, kad tau sunku, aš atsiliepiu į tavo emociją. Tai reiškia, bendrumas yra ne tapatume, ne vienodume, bet kad mes matom ir atsiliepiam į vienas kito emocijas, į vienas kito elgesį. Ir čia jau yra subtiliau, nes jame mes esam skirtingi. Tu turi ko liūdėti, aš neturiu ko liūdėti. Nebent, kad tu liūdi, bet tada mes būsim susilieję. Bet mane veikia tavo liūdesys, aš nesu abejingas tavo liūdesiu. Tai reiškia, mes turim bendrą lauką. Mes turim, kaip sakyti, mes susitinkam, praeina tavo emocija iki manęs. O čia yra labai sunki dalis daugelį žmonių, kodėl nesusitinka, nes jie žino du būdus. Arba sirgti tą pačią ligą arba emociją, arba atsiriboti. Ir abudu netenkina. Tiek, kai abudu paskestam, to emocijoje nėra gerai, tiek, kaip atsiribojam negerai. O kito būdo nežino. Kažkaip nežino, neranda būdo kitokiam bendrumui. Taip. O koks tas kitas būdas? Kitas būdas tai reiškia, kad aš ateinu, kaip pasitikėjimas, ateinu su savo skirtybė. Nes ir čia labai, man atrodo, svarbu paminėti, aš kai ruošiausi šitam pokalbį, mes taip ėjom su Vilija gatvė ir aš sakiau, aš turėsiu pokalbį. Vilija yra mano žmona ir kolegė, jinai dirba su porom, jinai knygą parašė apie mes skirtingi, negi skirtis. Tai jinai apie tai yra ir disertacija rašius ir knygą, kur tam, kad susitikti, turi atsiskirti, diferencijuotis techninis terminas, turėti savo skirtingumą, ir būti smalsus, nusiteikęs, atsisukęs į kitą žmogų, savo skirtingumą ne prieš pastatydamas kitiem. Aš kitoks ir man neįdomu kokie, bet aš kitoks ir man įdomu kaip tu. Man įdomu kaip tu veikia, aš pasirengęs ar pasirengusi paragauti, įsileisti tavo skirtingumo
nebijodamas ir nežadėdamas atsisakyti savojo. Čia šita dalis sunkiau atsitinka tada, kai mes veikiam tokiom supaprastintom kategorijom, bet kai jos tampa sudėtingesnės, mes galim būti. Tai yra nebijoti eiti susitikti su savo skirtinga nuotaika. Ir esmė ir buvo, kad kad praneši žmogui, koks esi iš tikrųjų. Present tai reiškia, kad aš esu present ne tik su gera nuotaika, bet ir su bloga, ne tik su noru, bet ir nenoru, su savo pasirinkimu ir ne. Tai mano manimui apie tai ten geriausiai tas išsiskleidžia poros santykių, nes tokia koncentruota vieta, žmonės ir nori likti poroj ir jiem nesigauna likti poroj ilgai gyvendami, nes darbovietės ten kažkaip keiti, draugus kažkaip ten kažką keiti, o su porom būna sunkiau keisti. Dabar gal ne taip sunku, bet vis tiek yra barjeras. Vietoj to, nes tada ir artėja tas momentas, kad tu bendrumą kuri tokiu būdu, kad aukoji save, bet tada nesusitinki, tada tu ateini išdavęs save ir tame nėra susitikimo. Aš atsisakiau save ir atėjau pas tave į namus, tai nėra susitikimo, tai yra aš lankausi svečiuose, aš nesusitinku su savim, kaip tu Rasiau sakai. Aš susitinku su kitu, bet su savim nesusitinku. Ir kitas irgi beje jaučia. Ilgainiui jaučia, kad tu vaidini. Tu čia geras man, bet ar iš tikrųjų tu taip jautiesi, ar iš tikrųjų taip galvoji? Čia tu bandai būti gerų draugų, žmona, vyru ar dar kažko. Ir tai trumpalaikiška, tai nėra tvaru. Kažko iš manęs nori. Būtent. Aš čia taip įsibėgėjau daug šnekėti, nežinau, ar čia yra gerai, bet taip. Labai gerai, jeigu galima, Sauliau, leisi man šiek tiek sureaguoti. Man atrodo, čia labai tas svarbus momentas, kad tas skirtingumas, jisai neliktų toj pačioj tokioje dialektiniai plotmėj, tapatus ar skirtingas. Nes šitas, pavyzdžiui, kaip su tuo liūdėsiu, pavyzdys buvo, tai kad kitam yra liūdna, tai nereiškia, kad aš turiu būti arba liūdnas, arba linksmas. Yra dar kažkoks kitas gilesnis lygmuo, į ką mes abu atsiremiam. Nes matytam žmogui, kuris liūdnas ir jisai bando su manim susitikti arba galėtų susitikti, tai jisai neturi tokio lūkesčio, kad aš irgi tapsiu liūdnas ar priešingai būsiu linksmas ir jį palinksminsiu. Kažko kito jam reikia. Jam reikia kažkokio tai bendro pagrindo, į kurį atsirėmęs jis galėtų tikėti, jog aš suprantu tą emociją šito žmogaus ir kad jinai man svarbi, galbūt ta prasme, per tai pasimato tas bendrumas. Taip sakant, aš čia savo šiek tiek irgi prieštarauju, bet greičiau papildau, kad emocinis bendrumas jis yra labai labai svarbus, bet jame dar yra kažkoks gilesnis dėmuo, kur jau galbūt tos pačios emocijos yra, jinai įsiverčia į kažkokį tai kitą, į kažkokį kitą santykį. Ir koks tas kitas santykis yra labai sudėtingas klausimas. Va čia prasideda tie dalykai, ką Viktorija minėjai, kad kitas žmogus jis gali, jeigu tu, pavyzdžiui, nenusimeni, tai gali sakyti, tai gal, kodėl tada čia manęs klausai, gal tu kažko tai iš manęs nori, ar kažką tai čia tu panaudosi, tai taip sakant, atsiranda kažkokio nepasitikėjimo momentas. Ir tada reiškia, ta emocija pati, jinai nenusileidžia tokį lygmenį, bet to lygmens vis tiek labai reikia. Ir va čia klausimas, kas tada atsitinka? Ar įmanoma tą lygmenį kažkaip tai sutvirtinti, sukonstruoti, ar jis yra vis dėlto toks visiškai, mes remiame savo pasąmonę iš esmės, kad mums žmogus patinka, mes jį priimam ir tada mes juo pasitikim, ar ne? Ar čia yra toks visiškai pasąmoninis dalykas, ar tai yra kažkokia tai malonė iš kažko, ar tai yra išorinio konteksto įpareigojimas, kad sunku skirtis, tai reikės daryti kompromisus ir taikytis. Žiūrėk, kaip konstruojasi tas gilesnis už emocijos pasitikėjimo pagrindas. Čia, man atrodo, labai labai didelis klausimas. Puikiai. Aš paimčiau, ką tu sakai ir neturiu atsakymą, bet aš visiškai sutinku ir aš manau, kad tai yra gilesnė samprata kiekvieno iš žmogaus apie save ir žmonės ir aplinką. Kitais žodžiais tariant, mes galime ateiti ir galvoti, kad aš čia bandau ieškoti žodžių, čia gal pilnai neuždengia to bendresnio pagrindo, bet kad žmonės yra draugiški ir man nori gero. Arba jeigu tas konkretus žmogus, ar jis yra mano pusėje, paprastai tariant. Ir tas ieškojimas mano pusėje dažnai būna, sutik su manim, ką aš sakau. Tai ne. Net tada, kai jis nesutinka, jis yra mano pusėje. Jis nori, linki man gero ir jam rūpi. Aš čia ieškau žodžių. Tai yra, bet aš turiu omeny mano pusėje. Bet kartais būna paviršutiniškai, tu paklusk, sutik su manim, tada tu būsi mano pusėje. O kitas, aš pasitikiu, ką tu besakytum ir kaip tu bereaguotum, kad tu, kaip tu sakei, Rasiau, žinai, apie ką aš neku, nori mane suprasti, bandai būti mano pusėje
Ir taip pat suprantu, kad tu esi skirtingas ir tau gali nesigauti ir tau vis tiek tu būsi mano pusėje. Toks yra bazinis pasitikėjimas, kad mes žmonės yra, vienas kitam norim gero ir esam, ant bendro pagrindo. Net tada, kai išoriškai atrodo, kad nesusišnekam arba net nesustinkam. Nors čia taip garsiai galvoju, neturiu atsakymo, kas yra tas bendras pagrindas, tas bendras pasitikėjimas. Grįžtant prie to Kanto, kaip minėjai, įdomu tai, aš nemačiau dėto spektaklio, bet kad Kantas kaip tik priešingai sakė, kad reiškia, tu negali paversti žmogų priemonės, yra tikslas. Bet čia, kalbant jau apie tą bendrą pagrindą, Kantas bando tai paversti tiesiog tokia universalia žmogaus pareiga. Tu turi iš pareigos, kadangi esi žmogus, kitas irgi yra žmogus, tai mes turėdami tą žmoniją omeny, mes esame įsipareigoję praktiškai tokiai abstrakcijai, kad mes, kadangi esame žmonės, tai mes turime iš pareigos kitą vertinti ne kaip priemonę ir elgti su kitu, tik tai taip, kad tai būtų, reiškia, universali maksima, reiškia, ką aš turiu daryti, reiškia, negaliu daryti nieko, ko nenorėčiau, kad būtų visuotinai daroma. Tai jisai įsipareigoja abstrakčiai, čia yra visiškai formali etika. Ir atsakymas būtų, jeigu Kantas atsirastų čia ketvirtas langelis ir dabar reaguotų į Viktorą, jis pasakytų, taip, aš žinau, mes turim tiesiog iš pareigos tai daryti, konstruoti tą pagrindą. Bet aš grįžtant prie to emocinio bendrumo sakau, kad ne, tas veikia kažkaip labiau dinamiškai ir čia atsiranda tos problemas, bet atsiranda ir kažkoks įdomesnis turinys. Vis dėlto, negali tikėtis, kad visi bus pareigingi ir tada automatiškai bendri. Taip neatsitinka, dėja. Jo, bet aš galvoju, kad čia tas dėja turbūt irgi toksai, kaip mes svarstymo lygmenyje dėja, mes nežinom, ar taip yra dėja, nes aš klausydamas jūsų man galvoju apie tą tokį. Mes, kai kalbam apie nesusitikimą, tai, neišvengiamai tenka kalbėti apie tai, kad tu, ką tu sakai, Viktorai, apie tai, kad žmonės, darai prielaidą, kad žmonės yra verti tavo pasitikėjimo, nes jie yra geri. Jie iš principo nori tau gero ir iš principo jie yra tavo gentis. Ir tada atsiranda, kai tik tai pagalvoja apie gentį, būrį, rūšį, taip iš karto atsiranda tie kiti, kurie tokie nėra. Ir ką turiu galvoje, tai yra visą tą įmant mūsų, kaip homo sapiens, reiškia, išlikimo apskritai teorija, jeigu galima tai vadinti teorija, tai yra juk apie tai, kad jeigu aš nesusitinku su savais, tai yra su tai, kuriuos laikau savais, tai yra savo gentimi, savo bendruomenė, savo šeima, savo kažkuo, aš pražūsiu. Mūsų, kaip, reiškia, rūšies išlikimo sąlyga buvo jungimasis į būrius, jungimasis į grupės. Ir būtina sąlyga tam, reiškia, jeigu tave išstumia iš tos grupės, neįvyksta susitikimas su grupe, tu pražūsi, nes yra kiti, kurie galbūt atrodo lygiai taip pat kaip tu, bet iš principo jie jau yra automatiškai kiti. Reiškia, mūsų smegenys iš esmės yra susiformavusios per tai, kad ieško tų kitų, kurie bus rizika ir pavojus, nes, kitaip neišgyvensi, ir ieško tų kitų, su kuriais galėsi nuo tų kitų prieš tai buvusių pasislėpti. Arba, reiškia, kurie tave apgins, arba su kuriais tu galėsi išgyventi, su kuriais tu galėsi išsirūpinti savo pragyvenimo šaltinį, maistą, kažkokius resursus ir panašiai. Ir čia gaunas taip, kad smegenys iš principo pagal savo struktūrą ir tą, reiškia, migdolinį, viso tą kvailą, ne kvailą, bet tokį su prigimtinį dalyką, ieško kur pavojai, o pavojus yra kitaip atrodantis, kitaip apsirengę, arba tiesiog gyvenantis už kalno, arba toj pusėje ežero, arba toj pusėje upės, reiškia, yra kiti, bet šiaip iš principo atrodo taip pat. Čia žinai, kaip tas, reiškia, atsitinka baisi tragedija, kai mes žinome iš Remarko, reiškia, arba iš visų kitų, kurie rašo apie karą ir jį romantizuoja vienaip arba kitaip, tai yra, kada įvyksta pirmas nušovimas, kai staiga, reiškia, nužudo kitą žmogų ir staiga supranta, kad jis toks pats. Ir tas sukuria tą didžiulį, reiškia, traumą milžinišką, kai supranti, kad nušoviai tokį patį, bet kol dar nenušoviai, jis buvo labai aiškiai kitas. O tai reiškia blogas, nepatikimas, nesaugumo šaltinis ir panašiai ir panašiai. Ta daro mūsų smegenys. Dabar ką jūs sakote abudu? Vienas, reiškia, remiamasis Kantu sako, tai turi būti pareiga eiti pas tą kitą tam, kad santykis sukurtų galimybę būti apskritai tarp žmonių, because tai tampa, ten, reiškia, maksima ir taip toliau. O tu sakai, Viktorai, kad tai yra,
nepaisant to, kad tu esi, tai, kad tu esi kitoks ir to prieimimas dėl savo nusiteikimo, kad žmonės yra geri ir iš esmės tas santykis jisai tau sukurs kažkokią tavo įprasmins gal net tave patį apskritai arba leis tau atpažinti save patį, tai, o čia dabar staiga kiti, o smegenys sako priešingai. Visai ir dabar bando tik kalbėti smegenys, kad jos visai kitaip veiktų. Toks jausmas, Viktorai, ką tu galvoji? Aš galvoju, kad kitas reikalingas tam, kad save apibrėžti. Ir čia žmogus pasiklysta savo mintyse, kas savas, kas kitas. Nes mes tik save galime apibrėžti, kas aš esu, ne per tai, kas aš esu, o kas aš nesu. Ir aš nesu ten. Ir tada jau renkiesi kokius nors požymius kito. Paprastai, psichologijoje tai yra toks terminas projekcija. Į savo nepažįstamą arba tolimesnį, nežinau, gyvį, kitą žmogų kitokį projektuoji kažkokias savybės. Ryškiausias pavyzdys, kurį mes turim savo aplinkoje, tai yra vyrai, moteris. Klasikinis pavyzdys, kad jeigu aš vyras, tai ne moteris, nes moteris ten kitokios, nes jo organizmas, ten tada randi įrodymų ir labai užtrunka žmonėms suprasti, kad čia tokie patys žmonės. Taip, jie turi kitų savybių, kitokių, visko kito, bet tiek tokie patys. Ir šita dalis, kaip jinai yra gydoma, tai yra, vienas būdas, tai yra, tu nužudai žmogų, kai jis nustoja būti dinamiškas ir judėti, tu negali jam projektuoti ir staiga atsitokie ir pamatai, kad jis toks pat. Nebūtinai pamatai, jeigu žiūri. Bet terapijoje tas atsitinka, reiškia, žmogus sėdi konsultacijoje ir man toliau pasakoja, kaip jis nesusitiko 20 metų su to žmogum. Ir sakau, tu dabar nesusitinki, nes gal tu 20 metų ir nesusitikai, jis dabar atėjo žmogus ir tau kažką sako. Jo, bet jisai visada, tai būtent, kai suki filmą, kai žmogus suka filmą apie kitoniškumą, apie tai, kad 20 metų, tai yra tas nesusitikimo dalykas, jisai toks vaizdas, kad reikalinga žmogui. Ir kai mes šnekam, kad tai yra blogai ir visa kita, bet jisai, nes jeigu aš susitiksiu, kas tada ir kas tada atsitiks, sekant Sauliau tavo mintim, aš prarandu savo teoriją, kas aš esu. Nes jeigu aš turėjau savo teoriją, kad aš ne kitas, o staiga jinai sugriūna, tai kas tada aš? Ir šita baimė šito egzistencinio klausimo, kuris iškyla, tada jau verčia mus laikytis tų senų prietarų, kad yra kiti ir mes kitokie ir mes už tai kovosim. Ir tą kovą labai akivaizdžiai matai ir jinai gali būti eskaluojama tokiais visokiais naratyvais, bet daug įdomesnis klausimas yra, o kas mums bendro. Tai, ką mes šiandien iškėlėm. Ir gali būti, kad nesavybės, gali būti kažkokie, būtent dieviška, būtis, ar kažkas, kas yra iš viso žiūri į mus visus iš bendresnių žvilgsnių, ir mes jiem ar jam ar kažkam esam tokie patys. Ir čia yra, čia įdomus labai pratimas, pažiūrėti, kas mums yra bendro realistiškai, kas mus visus mato vienodai. Mes iš savo bokšto matom, kad ten jau už kalno kitas. Bet jeigu pakylė aukščiau ar pakylė iš šoną, tai mes visi tokie patys, taip pat kapstomės. Ačiū. Aš tai grįžčiau prie to, ką tu, Sauliau, kalbėjai apie kitą, kaip tokį dviprasmę situaciją. Bet čia Viktoras čia labai įdomiai išplėtė vieną kryptim, bet aš norėčiau grįžti ir biškį kitą pusę pavynioti. Tai taip ir yra. Iš tikrųjų, kitas yra tokia šizofreniška kategorija. Nes viena prasme kitas yra tavo gentainis, tai yra tas, kurio tu būtinai turi pasitikėjimą sukurti, nes kitaip neišgyvensi. O kitas yra tas, nuo kurio reikia apsiginti. Tai mes neišvengiamai turime šitą prieštaravimą savyje. Bet visi tie tokie filosofai ir mąstytojai ir tie religijų kūrėjai, iniciatoriai, jie bando tą vieną kitokiškumą išplėsti į žmonijos lygmenį, padaryti, kad visi būtume toj pačioj genty. Čia toks pratimas. Kantas kitaip nesugalvoja, kaip tik labai abstrakčiai tą formuluoti, ar ne? Bet kitose kontekstuose tas bandoma daryti kitaip. Ar ten, sakykime, patriotizmas, tai meilė tėvynė, gimtinė, kažkokia tai šeima, giminė, kažkaip tai religija turi, kurie bendrumus tokius būdus. Bet tai yra bandymas išplėsti tą, sakykime, tą pirmojo kito, artimojo kito, reiškia, teritoriją, įtraukiant kuo daugiau žmonių. Yra idealu būtų turėti tą, reiškia, visą žmoniją porkunką tokiu būdu. Bet, akivaizdžiai, kad kadangi, kaip tu pats pasakei, kad čia smegenys visai kitaip reaguoja tos dalykus, tai ta riba yra labai labai siaura, labai planytė, reiškia, ir tada tas kitas iš tavo išgelbėjimo labai greit
pavirs į pragarą, vat, kas ant to dviejų, reiškia, filosofinių perspektyvų ir liekam laviruoti šitoje vietoje. Tai ko reikia tam tokiam efektyviam bendrumui, aš irgi nežinau, čia aš prisijungsiu prie Viktoro, nes jis ten labai įdomių dalykų pasiūlė, bet iš tikrųjų kažko tai tarsi reikia, tokio tikėjimo, kad žmonės yra iš esmės geri nusiteikę gerai tavo atžvilgiu, ar bent jau turėtų tai būti. Tai bent jau pirmas žingsnis, ar ne, į tą tokį bendrumą, jo galimybę kažkaip tai neeliminuojantis dalykas. O kada jau kalbam apie susikloščiusius santykius, aišku, ten dar sudėtingiau viskas ir čia jau aš net nelabai ką ir galėčiau pasakyti, čia jau ne mano sritis. Bet mano manimu, jeigu tęsiant tą mintį, tai yra pastanga susitikimui, net nesusitinkant ir žinant, kad nepavyks. Aš manau, yra kitas dalykas, nes čia buvo labai įdomus pratimas, aš nežinau, ar tai yra tiesa, bet po Antro pasaulinio karo, kai jau sprendė klausimą, kaip čia atsitiko, kad daugybė žmonių žudė vieni kitus. Nu, žinai, kaip čia yra, žinai, ten pagal tautybę, ten nacijai, ten vokiečiai, ten dar kažkas. Ir viena iš minčių buvo, kad žmonės jaunimas turi pagyventi kitoj šaly, kad jeigu, kai atsitiks niekšam vėl nuteikti grupę žmonių prieš grupę žmonių, kad tau sunku bus tą daryti, nes tu būsi gyvenęs pas kitą. Ir kitas bus gyvenęs pas tave. Ir mano manimu šitoj istorijoje yra labai geras pratimas. Nu, tai yra, kad vietoj to, kad kurti vaizdinius savo galvoj, nes negali viską savo galvoj sukurti. Tu gali sugalvoti, kad aš noriu įsitikėti gerą žmonių prigimtim, bet geriausias būdas tai nueik ir susipažink. Nueik ir bandyk susitikti tiek, kiek gaunasi. Nes kitu atveju, jeigu visas pratimas daromas neišėjus iš savo galvos, tai ten ir pasiklysti tarp savo migdolinių kūnų ir ten dar visokių, žinai, instinktų, kurie yra. Bet jeigu tu įgauni naujos jutiminės patirties, kaip yra būti su kitu žmogum, ir man buvo didžiulis poveikis, kai aš nuvažiavau dirbti į Kiniją ir aš atsisėdau į grupelę, ten buvo kiniečiai, taivaniečiai, Šveicarijos, dar buvo iš Ganos žmogus, žinai. Ir staiga aš suprantu, kad mes ten kažką šnekam ir ten tokios asmeninės temos, kaip, jos, reiškia, vadovų grupiai. Ir staiga aš matau, kad kad kiniečiai tarpusavį, jie turi labai mažus tokius vos matomus judesius, kaip jie reaguoja į situaciją. Mhm. O ten buvo šveicaras, kuris ten kažką savim patenkintas, kažką pasakoja. Ir jau kiniečiai aiškiai siuntė signalus, man aiškiai, jam visai neaiškiai. Jeigu sėdėtume europiečių pusėje, tai ten kažkas nutrauktų grubiai arba žiovautų, ar kaip nors duotų ženklą, kad tu čia jau, žinai, per daug užimi eterį. Kiniečiai taip nedaro, nes beviltiškas su europiečiais. Žinai, bet man buvo žavu ir man buvo dovana visą tai matyti. Ir ne tik tą matyti, bet paskui, kai susitinkam šnekėti, jie tada irgi mato, kad tu matai. Kad tu kažką matai, kas yra, kad tu neaiškini jiem savo vertybių ir dalykų. Tu bandai susitikti, žiūrėdamas atidžiai į situaciją. Ir čia yra, kaip sakyti, čia ne stereotipai, čia eini gyvas susitikimas su žmonėm ir žiūri, ir dalyvauji, ir bandai susitikti. Ir aišku, kad mažai susitinki, bet ta pastanga susitikti, net kai nesusitinki, yra verta, daugybės vaizduotės pratimų, kurios darai kaip nors ten pamilti ar nepamilti ar įsivaizduoti kitus žmonės. Kiekvienas sakė, kad susitikimas yra svarbesnis už tave. Susitikimas yra svarbiau už tave. O tam, kai tu turi save peržengti tam, kad kažkuria prasme, taip, tu sumažinti tavo svarbumą. Jo. Man patiko, čia po truputėlį einant link pabaigos mūsų pokalbio, bet aš visai gal tai, kaip čia, žinoma, joks ne autoritetas ideologinė arba į minties galiūno prasme, bet aš vakar vakare prieš užmigdamas skaičiau, yra toksai McConaughey aktorius, Michael McConaughey, jo. Ir aš jo autobiografiją skaičiau, jis ten dienoraščius savo, reiškia, suredagavo ir spausdino, ten visko ten yra, reiškia, jo. Bet buvo įdomus toks siužetas, kadangi aš neturiu tokios patirties, Viktorai, kaip tu, su daug skirtingų, labai diametraliai skirtingų mūsų įsivaizdavime tautų, reiškia, skirtingų kultūrų patirčių, bet man buvo įdomus jo toksai pasakojimas, trumpa istorija apie tai, kaip jis buvo Afrikoje, keliavo po Afriką ir Afrikoje du musulmonai susiginčijo tarpusavyje ir pradėjo rėkti vienas ant kito ir ginčijosi angliškai, kad McConaughey suprastų.
Ir, reiškia, ir tada McGonagall vienu momentu, reiškia, nusprendė, kad jam reikia būtinai įsikišti šitą pokalbį ir jisai paėmė vieno iš jų pusę. Jis sako, nu, žinai, šiaip aš labiau pritariu tau, ten kažką, žinai, negu ten tau. O šalia sėdėjo, reiškia, tų tautietis, tų musulmonų ir sako, jo, bet tu supranti, kad jie nerungtyniauja tarpusavyje. Jie nerungtyniauja tarpusavyje, jie bando vienas kitą suprasti. Ir vat, iš to, ką jūs pasakojat, man tokia idėja, šita mintis tokia kažkaip labai sukosi galvoje, kartu su kita mintimi, kuria sukosi kažkada aš tokio profesoriaus Ragausko, galbūt esate apie jį girdėję, tai yra Kaune KTU turintis laboratorijas žmogus ir šiaip, mano supratimu, išmintingas žmogus. Aš kažką paklausiau tam tikram visai kitam kontekste, bet sakau, žiūrėkit, o profesoriau, ką daryti, jeigu tu prarandi pasitikėjimą žmogum? Nes vis tiek, jeigu mes kalbame apie susitikimą, jo galimybė, tai yra tas ne tik tikėjimas, kad kitas yra geras, bet tas tavo tikėjimas, kad kitas yra geras, jisai iš principo apsprendžia, kad tu jo pasitiki. Nu, tu jo iš tikrųjų pasitiki. Jame nėra pavojaus tau, nes kitaip, jeigu jame yra jo buvime, kitoniškume arba apskritai buvime kitų, yra pavojus, viskas, tu jo nepasitiki, tave ten įsitėjęs ir iki instinktai, apie kuriuos tu kalbi, pradeda dominuoti. Aš sakau, ką daryti, jeigu tu žmogum nustoji pasitikėti? Nu, nepasitikė žmogum. O jis sako, aš nežinau daugiau nieko, ką galima padaryti, tik tai atleisti jam. Ir tas atleisti jam tai nebuvo maždaug kaip atleidėte po kažkokiam žmogui, kuris yra prastesnis už tave arba kažkoks ten mažiau vertingas negu tu, bet būtent tokio lygio supratimas, kad kitas gali būti kitoks, kitas gali turėti savo matymą, savo poziciją, savo, nežinau, beleką, prigimti savo. Ir dėl to, ta prasme, o tai kaip kitaip susitikti? Jeigu tik tai nepriimt tą kitą. O priimt tą kitą, tai reiškia tavo pastanga, tavo, tai jūs sakė, Viktorai, būti pasiruošusiam pačiam, įdėti pastangą susitikimui. Bet pastanga susitikimui yra tikėjimas, kad tas kitas žmogus yra, vertas tavo pasitikėjimo, jis yra vertas, jis yra, gali būti. Kitaip, blemba, negali, bet tam buvo atleisti reikia, taip, prašau, sakyk. Atsiprašau, aš čia turiu pataisyti, tu neteisingai supratai jo pasakymą. Labai gerai, ačiū. Jis reaguoja į tavo klausimą, tu paklausai, ką daryti, kai tu praradai. Reiškia, tai yra ne tas pats, kas ateiti į naują žmogų su pasitikėjimu. Tu, reiškia, turėjai. Ir tai, kad tu praradai, tada, jeigu tu atleisi, tai tada tu grąžinsi tą pasitikėjimą. Supranti, čia tai yra. Tai labai išmintinga pastaba, bet tai ne visai tai, kad tu... Jo, aš sutinku su tavim, taip, jeigu tu taip ateini į santykį, tu negali atleisti, nes dar nebuvo santykio. Taip, nes jeigu tu iš anksto atleisi žmogui, tarsi kažko reikia, kažkokios prigimtinės nuodėmės, kad tu, bet tu ne Dievas. O gal tas atleisti yra priimti? Gal tai yra tai, apie ką Viktoras kalbėjo? Ką tu galvoji, Viktorai, apie tai, žinai? Aš galvoju, kad net jeigu ir nepasitikė, ar praradai pasitikėjimą, ar gaunas ir negauna atleisti, čia yra mūsų ribotumai. Mes visi riboti. Tas žmogus ribotas, kuriuo aš nepasitikiu. Aš ribotas, kad daugiau nebegaliu pasitikėti. Tai jeigu nieko daugiau neturiu, tai neškis šitą į susitikimą. Tai yra man, aš neretai girdžiu pasakymą, kad aš nepasitikiu ar tavim, ar viens kitu ir sakiau, turim ką turim. Tai ar galim susitikti ties nepasitikėjimu? Okay. Tai yra pripažinti šitą ribotumą, kad mes jo neturim, nes čia irgi ne tai, kaip aš jaučiuosi ir kaip galvoju, bet ką su tuo darau. Jeigu aš turiu nepasitikimą ir bėgu į priešingą pusę, tai čia yra du veiksmai - nepasitikėjimas ir bėgimas į kitą pusę. O mum atrodo, kad tai yra vienas veiksmas. Tai ne vienas veiksmas. Čia yra, ką aš darau su tuo, ką turiu. Ir tame tarpe neturiu. Tai viską, ką turiu ir neturiu, nešuosi pas kitą žmogų su mintim, kad, ką galiu tau duoti. Ir vis tiek noriu ir rizikuoju tą duoti. Ir čia yra momentas. Ir jame yra atleidimo momentas. Žinai, ten aš galiu savo keist būseną, bet aš einu toks, koks esu. Ir čia, man atrodo, čia paradoksaliai gali nuskambėti žmonėms. Tai nesusitikimas gali būti pradžia susitikimo. Pavadinimas, nežinai, tas atsitiko ir mūsų atveju. Nes matydamas, kad mes nesusitinkam, aš galiu bėgti į kitą pusę ir sakyti, viskas baigėsi, arba parašyti žinutę. Taip. Tai dėl to ir įvyko šitas susitikimas. Šitas mūsų pokalbis įvyko tik būtent dėl to. Čia yra visiška tiesa ir taip ir yra. Po ilgesnės pertraukos
Tai buvo pasirinkimas bėgti ir priimti nesusitikimą arba dėl nesusitikimo inicijuoti susitikimą. Tai tą ir padarė Viktoras. Rasiu rezimuoką, nes aš matau, kad tavo ta šypsena gudri, aš tave pažįstu. Tu žinau, kad tu nori pasakyti dabar mažiausiai 2 sakinius. Aš tiesiog labai džiaugiuosi. Visų pirma, labai ačiū Viktorui, tikrai žiauriai gera tema, bet aš jaučiu, kaip jinai vystosi ir jinai tiesiog įsibėgėja, nes mes čia galim įsibėgėti ir pritrūksim laiko. Tai aš tiesiog man norisi ją vis toliau vystyti. Jeigu rezumuot paprašai, nu ką žinau, mes grįžom prie pasitikėjimo klausimo, ar ne? Mes bandome kažkaip tai šį kartą iškilo tas pagrindo vėl momentas, kas tai yra, mes nežinom, bet dar iškilo paskutiniai frazėje, ką Viktoras minėjo, tai yra tos tokios atsinešimo, tai yra ėjimo į riziką, reiškia, momentas, kad nu čia, jeigu vėl versti į tą tokią tradicinę terminologiją, tai praktiškai vėlgi nekoks Abraomo Izaoko situacija, kada tu turi tiesiog žengti žingsnį. Tai aišku, čia iš karto kitas pasakytų, tai gal nereikia ten eiti, tada jau gal kažką, tai tada kažko kitko reikia ieškoti ir mes nežinom tų galutinių atsakymų, ar verta ar neverta. Čia tik matyti, pats žmogus gali pasakyti gal ir jis negali pasakyti. Taip sakant, mes labai išplėtėm tą tematiką, bet grįžom prie tų pačių tokių raktinių temų, kurios kartojasi, kas aš manau yra labai labai gerai. Ir aš tikrai turiu netgi keletą tokių minčių, kaip galėtume toliau tas temas vystyti, bet kol kas norisi tiesiog visą tai gerai suvirškinti, apgalvoti, nes tikrai buvo labai labai įdomu. Tai super, labai ačiū. Ačiū labai. Ir iš savo pusės galiu pažadėti, kad nesusitikimas buvo puikiai proga susitikti ir susitikimai vyks ir toliau. Ir labai kviesime susitikti su mumis ir susitikime, net jeigu girdint tai, ką mes dabar kalbėjome, kyla noras nesusitikti, tai gali būti puikiai proga vis dėlto eiti į susitikimą. Čia bus suspėtimai, mes kalbame apie nepaprastus dalykus, kurie mums yra įdomus ir ne tiek bandom rasti atsakymus, kiek daugiau paliekam save su klausimais, prie kurių norisi grįžti. Prie šito klausimo tikrai grįšim. Filosofas Rasius Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir aš Saulius Jovaišas. Laukiame jūsų kitą kartą. Mus galite rasti YouTube, Spotify, Apple podcastuose. Ir ten yra daug tų laidų, pasižiūrėkit, jau žinokit, džentelmenai, jau ką, mes pradėjome šitą visą reikalą pandemijos, man atrodo, 2 metus, tai yra, kitaip sakant, jau čia beveik 5 metai eina. Susitinkam kartais. Ačiū labai, iki pasimatymo. Sėkmės. Iki. Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasius Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.